Plaukai. Daugelis vyrų būtent taip paminė, kai jų klausia, ką pirmiausia jie pastebi susipažinę su moterimi. Tai gal iš tiesų moteriai nereikia jokio naujo sijono, reikia tik kas savaitę naujos šukuosenos. Apie tai pakalbėkim su Kęstu Rimdžiumi, kuris kompetentingai gali atsakyti į šį klausimą. Sijonas ar plaukai, kas svarbiau? Čia žiūrint iš kurios pusės pasižiūrėsi apie tą, ką tu pasakyti, aš galvoju, kad sijono ilgis svarbiausiai įtakoja vyrų žvilgsnius. O iš tikrųjų tai žinoma, kad plaukai yra vienas toks iš, manau, kad afrodizijakų, į kurį mes vyrai tikrai labai smarkiai atkreipiam dėmesį ir net tie, kurie dirba su plaukais. Na, o grįžtant prie sijonų, jų ilgis tavo paminėtas trumpas ar vis dėlto midi, ar galbūt maxi? Galėčiau paminėti ir midi, ir maxi. Manyčiau, kad vienas seksualiausių ir, tarkim, trendiškiausių. Tai yra būtent midi sijonas, pusės blauzdų, siauras pieštuko formos su giliu skeltuku. Tai yra vienas tokių seksualiausių tikriausiai sezono atributų. O šiaip tai reikėtų atkreipti dėmesį ir į mini sijonus, suvinėtus, etno raštais margintus, plunksnom margintus ir taip toliau. Jie nešiojami tiesiog prie didžiulių blazerių arba prie klasikinių švarkų su tais pačiais ilgaauliais Balmain stiliaus batais arba prie atvirų basučių užrišamų, ką galėjom pamatyti Squad 15-16 metų šou. O kalbant apie maxi sijonai yra nešiojami su flat shoesais, tais vadinamais, su basutėm, su tiesiog paprastais lygiapadžiais, jo pasiskolintais marškinėliais, taip jūs irgi atrodys tikrai labai stilingai. O kaip susirišam plaukus, jeigu yra ilgi plaukai, ar yra kažkokios arklio uodegos, kažkokie specifiniai pynimai? Tu paminėjai labai gerai pynimus. Pynimai yra šio sezono vienas iš topų. Aš ne veltui vis miniu, kad aprangoje vyrauja labai daug etno elementų ir iš principo įkvėpimo mes visi semimės iš Afro, iš Indijos, iš Kinijos. Ta prasme, ten, kur yra pynimai, sukimai, tarsi visos tos arklio uodegos jos transformuojasi truputį į kasas, skirtingai perpintas. Vėlgi, kadangi yra daug labai ryškių akcentų aprangoje, natūraliai, kad plaukai jie tokie turi prisitaikyti prie rūbo. Ir va tas visas rišimas, kaip tu sakai, tai gali būti tiesiog eglute stipriai supinti plaukai ir surišti į stiprią arklio uodegą. Tos, kurios negali pasigirti storais nuostabiais plaukais, jos galima tiesiog susukti tą patį į kuodą arba tavo atveju nusikirpti visiškai trumpai su didžiuliais ilgais kirpčiais karančiais ant veido. O spalva, ar tai yra natūralios spalvos, ar tai yra tos visos violetinės japoniškų animacinių filmų herojų spalvos? Iš principo ne veltui pasauliniai brandai tokie kaip Louis Vuittonas ar Marc Jacobsas, jisai rodo, kad šukuosenė vyrauja pastelė irgi. Tai yra labai daug tų susintetintų atspalvių. Tik tai sakau, aš laiką labai siūlau atkreipti dėmesį, kad reklama yra viena, mes turime iš ten pasisemti įkvėpimo ir perti jį į gatvę. Tai šiuo atveju nebūtina dažytis visos galvos švelniai cukraus vatos rožinė spalva ar mėtinė spalva, užtenka tam tikrų akcentų prie veido, arba šiuo atveju dar vienas puikus būdas, tai tiesiog yra įsegamos plaukų sruogos, kurios vakarui, ta pati Anė de la Russo, aš šiandien pasižiūrėjau Instagraminė, yra su pudros spalvos rožinėmis įsegtom sruogom. Tai netgi tos, kuriuom yra 50, gali eksperimentuoti. Sezonas jūsų.